stebiu, sakysim, ir savo vaikus, ir kitus vaikus, nežinau, aišku, aš savo burbulę, kaip sakau, tai matau, kad tikrai daug jaunimo žino, moka ir supranta daug daugiau negu aš jų metų suprasdavau. Kad to dėmesio šiais laikais yra skiriama daugiau. Man tik tai gal nepatinka kitas dalykas, kai būna su vaiku problemų, tai prasideda tas kamulio mėtymas. Kas atsakingas? Jeigu vaikas turi bėdų, na tai ką dažniausiai tėvai daro? Tai atsakinga mokykla. Ką daro mokykla? Nes buvau ir kitoj pusėj. Tėvai. Tada dar pradedama kaltinti švietimo sistemą, tada ministras, tada Lietuva, tada apskritai pasaulis, technologijos ir kaltų ieškoma labai daug. Mano pačios patirtis, kai aš pakliūnu į situaciją ir kažkokią problemą, kad turiu su vaikais, aš pradedu nuo savęs ir nuo vaikų. Ką aš galiu padaryti, kuo aš galiu pasirūpinti, kaip aš galiu išspręsti šitą situaciją. Visgi, kadangi tai yra mano vaikai, mano šeima, aš turiu pasirūpinti jais, o nebūtinai tik tai